Medžiaga susipažinę, medžiaga didžiulė yra, didelio masto medžiaga yra. Todėl kitų klausimų aš nedėjau į darbotvarkę kitą kartą, nes tai yra, mes turim faktiškai porą valandų. Dėl viešųjų pirkimų susijęs daugiabučių vienam berods 12, renovacija. Dėl tų klausimų, kadangi mes pradėjom domėtis renovacijos sukeltais padariniais, sakyčiau, aš kreipiausi raštu į antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotoją Gabrielę Narmontaitę, kad pagal mūsų nuostatus ji padėtų mūsų komisijai, surinktų medžiagą, ir prašau paruošti telšių ir pristatytų komisijoje tą klausimą. Aš manau, kad gerbiam Gabrielė, pasiruošėt. Prašau nuvykti į savivaldybės įmonę Telšių Butūkis, vizitą suderinus įmonės vadovu M. Karečką, susipažinti su visa turima informacija susijusi su daugiabučių gyvenamų namą adresu berods 12 Telšiai renovacijos procesu ir iš to kylančioms problemams namų gyventojams ir paruošti pranešimą sekančiam Telšių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos posėdžiui, kuris vyks 24.3.19 dieną. Gerbiama Narmontaitė nuvyko į Butūkį, paėmė medžiagą, didelės apimties medžiagą ir aš tą medžiagą gavau, susipažinau, dalį medžiagos persiunčiau nariams, pagrindinės ten ir didžiulio apimties medžiaga, byla, tęsiasi ginčai, teisminiai ir taip toliau. Ar gerbiam Gabrielė to klausimų padarysit pranešimą? Labą dieną. Nežinau, čia man atrodo, kas gavo medžiagą, tai ir susipažino, tai kad prokuratūros buvo išaiškinimas dėl kilusio konflikto, dėl Butūkios ir įmonės. Tai kad įmonė bankrutavo, buvom gyventojų raštą turėjom, kad įmonė bankrutavo ir neužbaigė darbų. Tai prokuratūros rašte kaip ir išaiškinta, kad susiklošius nepalankioms aplinkybėms, tikėdamės ateityje geranoriškai spręsti ginčą, kuris kilo dėl daugiabučių namo administracijos, nenustatyta, kad turėjo kažkokios asmeninės naudos, kad turėjo tokį tikslą tyčia suklaidinti užsakovą. Tai nežinau, gal kiti galėtų pakomentuoti kolegos, kaip įžvelgia, nes mano nuomonė, tai korupcijos kaip čia nematau, neįžvelgiu. Tai įdomu ir pirmininko nuomonė, ir kolegų kokia nuomonė būtų. Ačiū. Aš jums didelį medžiagą aš susipažinau ir apibendrinant trumpą istoriją padarysim iš didelės istorijos. Telšių Butūkis administruoja daugiabučius namus, tame skaičiu ir berods 12 Telšiai administruoja. Ir kaip administratorius Telšių Butūkis dalyvavo renovacijos procese, tas namas yra renovuojamas, dalyvavo procese ir įdomi istorija. Mes iš tikrųjų pradėjom čia tirti tą istoriją kaip dėl tų 500 000, kur prašė prisidėti prie garantinio, bet čia išlindo iš vis kitą istoriją, apie kurią aš nežinojau ir turbūt niekas nežinojo savivaldybei, kad mes turim teismus, turim prokuratūras, čia turim kaltinimus korupciją pareigūnus, Butūkių pareigūnus. Žodžiu, buvo vykdoma renovacija. Renovacijos procese dalyvauja užsakovas, rangovas, statybos priežiūra, daug asmenų. Buvo vykdomi darbai, bendra sąmatinė vertė tuo procesu yra virš 1 milijono eurų. Darbai vykdomi yra kaip ir visur, etapais, padaromi kažkoks etapas darbų ir užfiksuojami darbai, apmokami darbai ir toliau einam. Tokiu būdu visi darbai vyksta savivaldybėje. Tai
užsakovas yra Butūkis. Butūkių pareigūnai buvo paskirti darbui su renovacija, jie administratoriai. Jie vykdė administravimą, priežiūrą ir taip toliau. Ir kas įvyko? Buvo padaryti darbai, atlikti darbai, eilinį kartą buvo statybos rangos darbų priimimų perdavimo aktas pasirašytas, ko pasekoje už tos darbus buvo sumokėti pinigai rangovui, pinigus mokėjo agentūra, tai tarpininkas tarp banko, paskola buvo paimta iš gyventojų ir darbai eilinį kartą, darbų priimimo aktai, pažymima, kad yra padaryti darbų, tokie tai darbai už tokią tai sumą. Ir tą aktą pasirašo rangovas, statytojas, Kauno firma, pasirašo techninį priežiūrą, vykdė firma, irgi atstovas inžinierius, pasirašo užsakovas Telšių Butūkis ir pasirašo administracija Telšių rajono savivaldybės statybos urbanistikos skyriaus vyr specialistas. Tai jie pasirašė, kad darbai padaryti, parašyta. Pasirašydam šį aktą konstatuoju, kad šiame akte nurodyti statybos rangos darbai vizualiai atitinka investicijų plane nurodytas atnaujinimo modernizavimo priemonės. Pinigai sumokėti, paskui agentūra atliko patikrinimą tų darbų ir nustatė, kad dalis darbų nepadaryta. Pinigai sumokėti už darbus, kurie yra neatlikti darbai. Tada agentūra pareikalavo gražinti pinigus 25 000 kažkur už darbus, kurie yra nepadaryti. Butūkis nebuvo kur dingti Butūkiai, jo darbuotojai pasirašė aktą, tai yra vertinama kaip galimai dokumentų klastojimas, nes darbai nepadaryti, pasirašyta, kad padaryti, pinigai sumokėti ir taip toliau. Butūkis gražino iš savo biudžetų kažkur apie 25 000 eurų tai agentūrai. Gražino. Darbai nepadaryti. Ir tada buvo kreiptasi į prokuratūrą. Buvo kreiptasi į prokuratūrą dėl baudžiamosios atsakomybės. Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Butūkio darbuotojai buvo gavę statusą specliudininkų. Specliudytojai statusas, žinot, puikiausiai, kas tai yra specliudytojai. Jie buvo įtariami, klastoja duomenis, nes darbai nepadaryti, o pasirašė, kad padaryti darbai. Prokuratūra nenustatė baudžiamosios atsakomybės. Visgi tie žmonės, tie pareigūnai pasirodo, jie neturėjo asmeninės naudos. Prokuratūra ikiteisminį tyrimą nutraukė ir pasiūlė kreiptis į teismą civilinį procesų tvarka. Pasiūlyti kreiptis. Tai reiškia išieškoti nuostolius 25 459 eurai iš galimai kaltų asmenų. Butūkis taip ir padarė. Butūkis šiandien yra teisme, pateikė ieškinį teismui ir prašė priteisti iš dviejų asmenų, Butūkių darbuotojų, buvusių, kurie atleisti, aišku, iš pareigų, 25 459 eurų 60 centų ieškinys. Butūkis tokia pretenzija. Butūkio atstovų pas mus nėra. Mes kvietėm Butūkio atstovą jau ne pirmą kartą. Žmogus ignoruoja mūsų komisiją, ignoruoja viską, mes užsiimsim su tuo. Pasirodė, jie gali, administracijos direktorius ateina, o Butūkio vadovas laikinai einantis pareigas į komisiją neateina pasiaiškinti. Mums kyla klausimų. Pavyzdžiui, man kyla klausimas, tai tokia istorija yra. Korupcija, ne korupcija. Aš manau, kad korupcija. Kada yra pasirašomi dokumentai, kada galimai klastojami duomenys, pervedami pinigai 25 000 už darbą, kuris ir nėra padarytas. Ir tai pripažįstama, nes Butūkis nebūtų gražinis lėšų, kam jį gražina iš savo sąskaitos, iš savo banko, iš savo biudžeto pinigus. Ir buvo pripažįsta, kad parašai sudėti buvo netinkamai. Ir kas įdomiausia, kad jie buvo kaltinami, įtariami ar pretenzijai pareiškėme dviems Butūkių darbuotojams, kurie sudėjo parašus, ir dar vieną parašą sudėjo tokį pat. Tai administracijos darbuotojas. Jam pretenzijų nepareiškta, įdomiausiai. Tie sudėjo, reiškia, parašas, o dar sudėjo ir administracijos darbuotojas, kur Mindaugas Norkus, ir padės parašą.
pasirašydami šią aktą konstatuoja, kad šiame akte nurodyti statybos rangos darbai vizualiai atitinka investicijų plane nurodytiems atnaujinimo priemonės. Darbai nepadaryti. Jis irgi įdėjo parašą. Tie du žmonės dabar teisme, to žmogaus teisme nėra. Vat įdomu, aš noriu paklausti Bultūkį, kodėl tiems dviems žmonėms pretenzija yra pareikšta 25 tūkstančių grąžinti, o administracijos darbuotojas kaip niekur niek, nors jo parašas irgi yra. Aš jums atsiunčiau, gerbiami kolegos, tus raštus, nes nedėjau dovanokit visą tą medžiagą, ten yra, net netelpa į Gmailą, aš su Laikmenu paėmiau. Tai va tokia istorija, išsirutuliavo iš tų 500 tūkstančių. Dabar teismas, mes galim palaukti teismą, ar jie pasiteis iš tų žmonių civilinis iškinis, nebaudžiam bylą, bet pas mūsų pasirodo mūsų savivaldybės įmoniai vyksta tokie dalykai. 300 straipsnis buvo inkriminuojamas, dokumentų klastojimas, nežinau. Ką jūs galvojate, gerbiami kolegos?